Taigi kitas dalykas, ką aš išmėginu su biometrika. Dabar žiūrėkit, yra tas vėlgi paranoiškas dalykas, kuriuo aš galiu užrakinti ar atrakinti taipogi bangas biometrinės. Vadinasi, šitas, reiškia, žiūrėkit, tokį atrakinimas su piršto atspaudais. Gali užrakinti dieną, gali užrakinti mano biometrinius parametrus. Va, kame tame esmė, kad biometriniai duomenys iš esmės iš kito trikampio, iš to trikampio, kur du trikampiai, vienas NFC, kitas, aiškiai, biometriniai parametrai gali būti vienoje fizikoje du trikampiai viename kvadrate. Tad ar du žingsniai tokie patys tikslus 10 ir 10, gali būti 20. Konstruktyvizme ir konstruktyvumo teorijoje, kurią jums siūlau kaip iš tikrųjų n priklauso 10. 10 lygų 10 skaičių platformos supratime, kaip 0,1 yra appsas ir 0,1 irgi skaitmeninis yra NFC arba biometriniai duomenys. Tame yra galimybių teorema. Dvi prasmės ne, bet viena prasmė statistikoje sako esantis vienas žingsnis 10, kitas žingsnis 10 yra kame tame tolerancijai. Tvarume dėsnio, ar ne? Termės dėsnio. Tai vat, ar tai yra A lygų A štrich? Ne. Bet mes žinom trikampių, reiškia, sistemos, reiškia, kombinatorika kaip Vieto teorema. Vienas trikampis lygu kitam trikampiai. Bet kilo klausimas, antras žingsnis to paties. Ar tai yra tas pats? Ne. Vis dėlto tai žingsnis tikslus, ar ne? 10 ir 10, mes sakom, tai teorija tokia atitinka modernų informatikos futurizmą. Tad biometriniai duomenys, ne? Tikslus mokslas. NFC fizikos, reiškia, šitas dėsnis, kuris pagrįstas, reiškia, būtent rezonansu NFC su app NFC telefone. Taigi pagalvok, kvadratas 10 iš 10, vienas trikampis 10, kitas trikampis 10, nes tikslumo 9, nėra 100% tikslumo 10 šitokios smart technologijos. Ar gali jos sudaryti du